Labas, ką tik nufilmavau jums Q&A, nežinau, ar jisai išeis prieš šitą vlogą ar po šitą vlogą, tai pamatysim, kaip čia bus, bet šiandien dar planuoju nufilmuoti vieną video, tai yra, ką mes dovanosim savo vaikams kalėdų progą. Tai dabar kaip tik Barbora ką tik parašė žinutę, kad atveža mano maišus visus, tai ten yra paskutinė dovana Nojui, tai jau turėsiu, va, jau atvažiavo Barbora, jau turėsiu visas dovanas. Gavom iš Barboros dovanų American Style Cake, tai čia yra bananų duona. O bananų duoną mes mėgstam, tai įdomu kaip čia bus, nes realiai čia reikia įdėti tik vandens ir aliejaus, tai bananų čia kaip ir yra, bet čia milteliai, tai nežinau, panaudosim tai būtinai, gal netgi šiandien reikės išsikepti. Šitų Karūno saldainių pirkau kilogramą, o atvežė 286 gramus, tai ant tiek žmonės dabar viską išpirkinėja. Dar vienas dalykas juokingas, tai užsisakėm balandėlių iš Maximos. Čia yra, nežinau kiek, bet čia yra už 6 šiam. Tai čia tikrai ne vienas balandėlis, gal kokie 4. Žodžiu, testuosim šiandien per pietus, žiūrėsim, ar bus skanu. Nežinau, aš kažkaip skeptiška esu, bet kai sakiau Rolandui, sakau, imt ar neimt, nes jeigu bus neskanu, sako, jeigu bus neskanu, tai aš suvalgysiu. Tai reikės kokių bulvių išsivirti ir pabandyti šiandien. O šiaip tai nėra čia ką rodyti, nes aš kažkaip esu užsiknisus su to maisto pirkimu. Aš jau nebežinau, ką pirkti, nebežinau, ką kitaip gaminti. Man jau atsibodo valgyti. Aš jau sakiau Rolandui turbūt ne vieną kartą, kiek galima valgyti. Reikia valgyti ir valgyti, gaminti ir gaminti jau atsibodo. Tai va, pasiėmėm šį kartą balandėlių, paragausim, nes seniai kažką gamintų iš Maximos pirkom. Žodžiu, norėjau dar mišrainių nusipirkti, bet tada galvoju, ne. Dėl mišrainių reikia pasilaikyti truputį dar to mišrainių pasninko iki kūčių, nes reikės, nu, kad jau skaniau per kūčias būtų. Tai žodžiu, čia beveik nieko nėra, o sumokėjau virš 100 eurų, nes pirkau daug dovanom, ko dabar nerodysiu, tai yra už kadrų. Nu, va čia galima va taip padaryti. Ir nieko negaliu jums rodyti, nes ten yra dovanoms ir vaikams, ir kitiems žmonėms. Tai čia ką, balandėliai, bulvės, tada čia tą bananų duonos miksą gavom dovanų, Karūno saldainių porą, tada pomidorų tyrę, vaikų čipsiukai, brokolis, obuoliai, sūris fermentinis, bananai, varškė, šitie kukurūzų dribsniai sausi pusryčiai, tada čia biški tokių skanių nuodėmių, tada margarinas, kalakutienos filė, 2 maltos jautienos ir vištiena. Ir tada pienas dar. Tai va, tai nieko beveik nėra. Realiai, ir jau rytoj reikės vėl užsakinėti maistą, nes jau nieko nebebus. Tai dabar susidedu visą maistą į šaldytuvą ir einu filmuoti, ką šiais metais dovanosim savo vaikam. Nu ką tik baigiau filmuoti ir dabar visas dovanas reikia sunešti atgal į balkoną, nes ten vaikai neina ir tikrai neras, nes šiaip jie ir spintą pražiūri ir visur tų dovanų paieško, tai dabar jau dedam į balkoną, kad jau tikrai nerastų.
Princesė pavirto į pelenę, užsidėjau savo hudplaną, galvoju, reikia čia truputį apsitvarkyti, nes išsimėčiau, kol čia ruošiaus plaukus, garbanojaus ir panašiai, išsimėčiau visokių dalykų, tai truputį apsirinksiu ir eisiu tada bulvės virti, nes Rolandas dabar išėjęs yra su vaikais į lauką, kad aš galėčiau nufilmuoti video, nes žinot, nu, su vaikais, su 3 vaikais namie, čia rėkauja, šūkauja, nesigirdėtų, girdėtųsi viskas per video ir būtų toks kaip ir blaškymasis man ir aišku dar filmavau, ką mes dovanosim šiais metais jiem kalėdom, tai jų neturi būti namie, savai suprantama, kad nieko nepamatytų ir neišgirstų. Ir aš tikiuosi, kad jie netyčia mano vlogo kokio neįsijungs per televizorių, nes pas mus YouTube'as yra televizoriui prijungtas, tai nu reiks labai saugot, kad jau nepasižiūrėtų tų mano vlogų. Nu ir aišku, kokia diena be kavos pasišildymo, norėjau pasišildyti tą kavą ir gerti tada, kai filmavau Q&A, bet aišku pamiršau, tai dabar jau nežinau, porą valandų praėjo, tai dabar pasišildysiu. Tobulai degina. Einu virti bulvės ir einu pajungsiu kamerą krauti. Dabar čia jau nieko nefilmuosiu, pajungsiu kamerą krauti, nes jinai jau baigia išsikrauti man. Sakau, kažkas su mano kamera yra ar su baterija, ar su tuo krovimo lizdu pačiu, kur kišasi įkroviklis, nes aš turėjau anksčiau pačios kameros, ne pačios kameros, pačios baterijos įkroviklį, kai išimu bateriją iš kameros ir tada tą bateriją įdedi į tą krovimo dalyką. Bet aš, man atrodo, kai mes kraustėmės į Klaipėdą, aš kažkur padėjau, pamečiau, nu tiesiog palikau turbūt Vilniui ir nebegaliu krauti pačios baterijos, tai man reikia krauti kamerą. Ir ten kažkas su tuo lizdu yra negerai, nes ir tas laidas kažkaip blogai laikosi, nu žodžiu. Ir dabar man ta kamera, man atrodo, iki galo nebepasikrauna, nes labai greit išsikrauna. Nu aš aišku ir filmavau, jau nufilmavau 2 video ir dar šitą vlogą filmuoju. Tai žodžiu, einu pakrausiu jumis, kad galėčiau toliau šiandien filmuoti. Jau apie 10:04 grįžo vaikai su Rolandu, pavalgėm pietus, pavalgėm tos balandėlius, išviriau bulvių košės, tai vaikai valgė tik bulvių košę, nu čia kaip visada. Ir mes su Rolandu balandėlius su bulvių košė, tai tie balandėliai tokie, balandėliai kaip iš Maksimos, tai man atrodo labai gerai, ten viskas buvo, su padažu viską, tai buvo skanu. Vaikai tada irgi pavalgė, dabar gavo po saldainį ir, žodžiu, sėdi dabar svetainiai, nes man egzaminas. Buvau visai pamiršus pasakyti, kad man šiandien egzaminas, man vakar buvo egzaminas vakare. Ir šiandien irgi, va dabar 4 valandą nuo 4 galima prisijungti, 1,5 valandos ten laikas tam egzaminui. Vakar buvo ispanų kalbos egzaminas, o šiandien yra vadybos pagrindai. Ir šitas galiu pasakyti, ko gero bus sudėtingiausias ir vien dėl to, nes labai ta dėstytoja nemoka iškomunikuoti paprastai ir suprantamai dalykų. Tai tas pats buvo ir su užduotim, kurią ten reikėjo padaryti šitam dalykui, tas pats buvo ir su namų darbais. Tas pats buvo ir su visa medžiaga studijų, būtent va, šito dalyko vadybos pagrindų. Jinai kažkaip labai biurokratiškai šneka, nu aišku, ir dalykas yra vadybos pagrindai ten, o ne šiaip kažkas. Bet kiti dėstytojai moka iškomunikuoti, papasakoti viską labai taip paprastai ir suprantamai. Nu žinot, kaip sako, būna, kad jeigu esi geras specialistas, tu mokėsi kažkokią temą papasakoti taip, kad suprastų 5 metų vaikas. Tai čia be šansų. Mes net nesuprantam, ko jinai klausia, o mums reikia atsakyti tą klausimą. Tai nežinau, kaip bus, iš koliokviumo gavau 8. Ir taip, man buvo parašęs 7. Ir tada aš pamačiau, kad nu vienas klausimas aš atsakiau teisingai, o jinai prašė, kad neteisingai. Žodžiu, aš jai paaiškinau, parašiau ten laišką, viską, tai jinai man net nieko neatrašė į tai, bet pakėlė, mačiau, kad pažymė iki 8, tai labai džiaugiuosi dėl to. Tai žodžiu, šiandien egzaminas, žiūrėsim, kaip seksis. Ir, nu, aišku, nuotoliniu būdu, nes mano studijos nuotolinės. Ir dar kol turiu laiko papasakosiu, kad Rolandas, kai buvo išėjęs su vaikais į lauką, dar nuėjo siuntą vieną tokią paimti. Ir ta siunta yra jo dovana. Dovaną šiais metais užsakiau jam visiškai taip random, tiesiog žiūrinėjau Temu puslapį. Temu, žinot, tą turbūt tokį kaip, jisai kaip AliExpressas, kaip Šeinas, nu, žodžiu, kiniškas, bet jisai yra lenkiškas, man atrodo, puslapis. Tai kažkaip spontaniškai užsakiau iš ten jam dovaną. Tai ten yra iš viso 3 dovanos. Aišku, labai norėčiau jums parodyti, nes labai esu patenkinta kokybė ir viskuo, nes mokėjau tik tai virš 20 eurų, nu iki 25 eurų, gal 22 eurus už visas tas 3 prekes.
Ir vat, jisai man parnešė tą siuntą, aš ten apžiūrėjau viską, išpakavau pasižiūrėti, nes galvoju, nu jeigu bus labai ten jau šudina kažkokia kokybė, tai reikės gal kažką kito nupirkti. Bet pasižiūrėjau, viskas man labai patiko, tai gaila negaliu parodyti, nes jisai, nežinau ar žiūri ar nežiūri tos mano vlogus, bet nenoriu rizikuoti, kad pamatytų. Kol kas bent jau kiek apžiūrėjau tas prekes, tai esu patenkinta kokybę, aišku, rinkausi pagal atsiliepimus, pagal įvertinimus, pagal visus tuos dalykus, pagal tai, kiek žmonių yra pirkę. Ir panašiai, tai va, tai iš Temu perku ne pirmą kartą ir man labai patinka, labiau patinka negu visokie ten AliExpress ir panašiai, nes visų pirma tai gaunat labai greitai palyginus, tikrai nereikia laukti, kaip AliExpresso tam būna, kad ir kokius 3 mėnesius keliauja siunta, tai ne. Čia, man atrodo, per savaitę, 2 savaitės kažkur atėjo, gal 2 savaitės. Ir man patinka tas, kad ten labai paprastai galima atlikti gražinimą. Jeigu kažkokia prekė netinka, tu pažymi, kad nori gražinti ir viskas. Tau gražina pinigus, tu nuneši į paštomatą, įdedi į paštomatą ir gražini tą siuntą. Tai aš vieną dalyką buvau pirkus ten tokį kaip švarkelį, bet gavau kažkokiu skudurą grindį plauti. Tai aš gražinau, o šiaip buvau pirkus tokį kaip golfą juodą, tokį sintetinį, kad tiesiog po apačią galėčiau apsivilkti su kaklu ir juodas timpas. Tai man labai patinka, iki šiol nešioju ir visai normali ta kokybė. Tai va, sorry, jeigu labai norit pamatyti, ką Rolandui dovanosiu kalėdom, bet tiesiog negaliu rodyti, nes jisai gali pamatyti. Būtinai parodysiu kažkuriam kitam video jau po kalėdų, o dabar jau einu atsidaryti kompą ir laukti egzaminų. Nu ką, jums praėjo kokią sekundę, man praėjo pusvalandis, išlaikiau egzaminą, gavau 8,16, kadangi ten buvo testas, tai iš karto buvo galima sužinoti atsakymą. Tai žodžiu, išlaikiau, visai neblogas tas rezultatas, palyginus su to, kokie klausimai buvo ir žiūrėsim, koks bus tas galutinis balas. Viskas, jau šitas baigtas, tai liko dar 2 egzaminai, nes jau 2 turėjau su šiandienos egzaminu, liko dar 2. Kažkada kitą savaitę, nepamenu, kurios ten dienos. Ir dar ką prisiminiau, tai jūsų komentarus po tuo vlogu, kur kalbėjom apie darželį, kur aš dažiausi ir kalbėjom apie darželį. Tai supratau, kad nesu aš kažkokia keista, nesu aš kažkokia atsilikus nuo dabarties tendencijų. Tai žodžiu, dauguma jūsų rašėt, kad nedauguma, turbūt visos, kurios pasisakėt, rašėt, kad jūs dalyvaujat vaikų šventėse, auklėtojos ir pačios nori, kad tėvai dalyvautų, nu vaikai tai aišku dalyvaus. Tai žodžiu, niekas nėra pasikeitę šito klausimu, daugumoje darželių tėvai dalyvauja šventėse ir būna kažkokios tos šventės, nes vėlgi jau visi tie covidai praėjo, tai aš nežinau, kodėl nepadaryti vaikam tos šventės. Aišku, gali būti ir tik vaikai, bet vaikam, man atrodo, smagiau, kai ir tėvai ateina pasižiūrėti, ką jie tam pasiruošė, kokie eilėraštį išmokė. Ir, nu žodžiu, būna ta tokia bendra šventė. Ir kai kurios rašėt, kad darželis pats organizavo visus tuos kalėdų senelius ir panašiai, tai aš irgi galvojau, kad taip turi būti, bet pas mus darželį tai tėvai organizuoja. Tai nežinau. Atrodo, moki už darželį ir dar turi kiekvieną kartą vis mokėti, tai už tą, tai už aną, tai žiūrėk, ten renka pinigus dovanom, tai renka pinigus kažkokiom ten reikmėm, tai renka pinigus dar kažkam. Tai žodžiu, atrodo, moki už tą darželį vieną sumą, bet galutinė ta metų suma susidaro gana didelė, nes reikia ten ir biudžetą nešti, ir kažkokios išvykos. Aišku, labai gerai, kad tos kažkokios išvykos vyksta, kad visokie ten užsiėmimai įvairūs vyksta, tai čia nieko prieš, mes esame aišku sumokėti, bet, nu, aš jau geriau sumokėčiau tą kažkokią bendrą sumą už darželį didesnę ir nebereikėtų ten per tos metus vis nešti kažko ir nešti. Nes šiaip kaip ir yra nelegalu darželį prašyti kažkokių ten užmokesčių, bet vis tiek jie apeina tą sistemą ir vis tiek ten daug kas galiausiai pasidaro mokama. Tai nupirkti kažkokių reikmenų, tai dar kažko, dabar kai Lūna yra paruošiamoji klasėje, tai ten iš vis reikia, nu vienu žodžiu, pirkti visus tos reikmenis kaip ir į mokyklą. Tai jau truputį mes taip apsišildėm koją su tais reikmenim, kažkas atsitiko, apsišildėm koją su tais reikmenim, kaip ten kas tas pirkimas ir panašiai. Tai jau kitais metais nebebus tokio šoko, nu jau nojus. Tai čia ir pabaigsiu šitą vlogą, nes eisiu jau redaguoti, kad šiandien dar jums spėčiau įkelti. Nepamirškit prenumeruoti šito kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame. Instagrame, kaip visada, aš esu Lulu ir mes ir susitiksim rytoj.
Ate.